Labadiena, su jumis Veronė Magija ir šiandien turiu Taro Gold kortas, kuriomis pasižiūrėsime, kas mūsų laukia 2024 metais. Trauksiu 7 kortas. Klausim, kas žmonių laukia 2024 metais. Nukeliam kortas. Taip. Pradėkime nuo to, kad iškrito labai daug skeptrų kortų, kurios reiškia veiksmą, judėjimą. Ir nebūtinai pozityvų, nes, sakykime, skeptrų 10, kaip ir pati korta, labai noriu visiems parodyti, nes labai gražios kortos ir labai išsamus paveikslėliai, ar ne? Tai rodo didelį krūvį, naštą, per didelį krūvį. Tas krūvis, aišku, mes jį galim traktuoti labai įvairiai. Nuo šeimos rato, iki pasaulinio lygio. Šita korta reiškia, kad žmonijai yra per didelė našta. Tiek, sakykime, gali būti mokesčiai, ar ne, gali būti darbai, sakykime, darbuotojų skaičius mažėja, ar ne, krūvis darbuotojų didėja. Tai va tas krūvis, aš tiesiog kaip pavyzdį sakau, ar ne, jisai gali būti visoks. Kiekvienas prisitaikome individualiai. Verslininkams tai reiškia dar didesnį stresą, ar ne, galvoti, mąstyti, kaip išspręsti tam tikras situacijas. Tai iš tikrųjų, jeigu tai bendrai žiūrint, metai bus nelengvi, nes reikės labai daug daryti, labai daug kovoti, labai daug veiksmo, reikės veikti. Ir toliau skeptrų 9 krenta, ar ne, skeptrų 9. Tai reiškia, bus nuolatinis spaudimas, kuris prives prie ko? Prie tokio, kaip šita korta, pakaruoklis švytinčių veidų, ar ne? Na, tarsi bandos jausmas, ar ne? Juk visiems taip, ir tam blogai, ir man blogai, tai ir reiškia, taip yra gerai, bet taip nėra gerai, ar ne? Ir šitie metai visi tokie ir bus, žinokit, toliau tęsis realiai tai, kas jau vyksta kurį laiką, ar ne? Tai bus tikrai daug ir įtampos, ir daug darbų, ir reikalų, stresų, ir labai daug kas žvalgysis emigracijos, žiūrės į kitą šalį, net nebūtinai, jeigu ir esate kažkur tai emigravęs, tai nebūtinai galvosite, kad verta pasilikti, galbūt dar kažką tai galvosite rinktis, žiūrėsite į perspektyvą, matot, žmogus laiko delne pasaulį, visą pasaulį, jis galvoja, o gal toj šaly geriau, o gal toj, ta prasme, arba tiesiog stebi visą situaciją, ar ne, kaip toj šaly, kas vyksta ten, kas ten, tai tas toksai ir toliau tęsis ta įtampa, tai gali net mestini būti ir sakykime, tie pasauliniai įvykiai, kurie dabar vyksta Europoje, ar ne, sakykime, tie karai, ir visos tos baimės, stresai, reiškia, toliau mes laikysimės, kaip ir šitas žmogus, įsikibęs savo lazdos, ar ne, ten, kur esame, bet visada dairysimės, kaip, kas, kur, tos ramybės tokios, ką mes turėjom dar prieš kelis metus, jos dar nebus. Kodėl? Todėl, kad toliau krenta korta, kuri reiškia norą kariauti, kovoti, norą aiškintis, norą gilintis. Kiekvienas prisitaikom kortas pagal save, teisingai? Gal pas kažką tai vyksta įvykiai šeimoje, gal darbe, gal jūs daugiau stebit tą situaciją politinę, ar ne? Tai kiekvienas prisitaikom mes savo, aš dedu tokį bendrą būrimą,
o kiekvienas pasimam, kas mums yra naudinga. Tiesiog kaip sprendžiasi ta situacija, mes matom, kad jinai tik tai gilėja, ar ne? Ir žmogus esantis, tai yra jūs, žiūrintysis, ar ne, esat kaip pakaruoklis laimingų veidų. Nei pakartas, nei paleistas, kitaip tariant, ar ne? Tai va tokia va ta situacija bus ateinančiais metais. Kas liečia finansus, ar ne? Finansų kortytės sukrenta gan neblogos, ar ne? Tie, kurie uždirba, tie ir toliau uždirbs, tie, kurie ieškote, na, perspektyva liūdna, kitaip sakant, ar ne? Nes čia gaunat, čia prarandat. Bet jeigu imsitės veiksmų, ar ne, kadangi lazdų labai daug kortų, ar ne, tai reiškia, reikia labai daug veikti, labai daug veiksmo, labai daug darbo ir jūsų situacija gali pasikeisti į geresnę pusę. Turėsite viską. Bet kol kas ta galimybė kaip ir yra, bet šiais metais, ateinančiais metais jūsų rankytės dar neateis. Bet jeigu jūs darysite, tai tikrai padarysite. Na, o tie, kas ir iki šiol stabiliai uždirbo, stabiliai gyveno, ar ne, tai tie turės ir daugiau ir, sakykime, galbūt netgi galės ir pasidalinti su artimaisiais, su giminaičiais. Tai per dovanas, per įvairius dalykus, ar ne? Tai vat, šiaip kas liečia emocinę sveikatą, bus tikrai sunkus metai, kas liečia fizinius negalavimus, vėlgi, viską akcentuoju į skeptrus, ar ne? Reikia veikti. Reikia veikti, reikia žiūrėti savęs, reikia žiūrėti situaciją, veikti, daryti. Jeigu jūs ateinančiais metais sėdėsit ir nieko nedarysit, nei dėl savęs, nei dėl kitų, į jūsų rankytės, kaip ir šitoj kortoj, niekas neteis. Nes korta yra apversta. Vadinasi, galimybė kaip ir yra, bet pasirinkimas toks. Jeigu jūs darysite, kad kažką pasiekti, tada šita korta apsiverčia ir jūs gaunate tai, kas yra šitoj kortoj. O šita korta yra monetų tūzas, ar ne? Tai yra ir pinigai, ir finansinė laisvė, ir darbo pasiūlymas, ir sveikata, ir laimė, nu tai aišku, ar ne? Ir sėkmė, labai didžiulė sėkmė. Tai va, tai aš tai tiesiog gal ir palinkėčiau ateinančiais metais tos sėkmės visiems, kadangi būrimą darau 31 dieną, ar ne, tai yra magiška diena, tai tikrai linkiu visiems sėkmės ir siunčiu sėkmės. Ir jeigu žiūrite šitą video, vadinasi, jums tos sėkmės trūksta. Tai va, tai nuoširdžiai jums to linkiu ir ateinančiais metais nepasiduokite įtakoms, nepasiduokite toms emocijoms, daugiau susikoncentruokit į savo gyvenimą, į savo ramybę, į savo mintis, ieškokit tos ramybės tie, kurie neturite, ar ne, nes metai bus gan sunkus. Na, kitaip tariant, drakono metai ir kad drakonas nenorėtų kariauti, tai būtų labai keista, ar ne, nes krenta ta kovų korta, vat net iškrito, vadinasi labai greitai įvykiai, labai greitai vėl mes sulauksime žinių apie kovas, karus ir taip toliau. Bet tos kovos gali būti, kaip ir minėjau, jos gali būti ir visai šalia mūsų. Tai